Sveiki visi, čia aš Romėtis ir sveiki atvykę į dar vieną, labai gerai, į dar vieną video. Ir susitinkame geriausiam serverį Lietuvoje. Ir iš tikrųjų, jei neklystu, paskutinis epizodas irgi buvo visai senokai. Ir čia jis bus toks išskirtinis, būčiau sakęs neišskirtinis, bet jis labai palyginus yra kitoks, negu aš čia dar esu kėlęs. Tai čia jūs dabar matysite po šito intro. Realiai, ką jūs matysite? Jūs matysite mišes, mūsų avinizmo pirmasias mišes, kaip Faivas, arba, kiek suprantu, kunigas, ar kažkas tokio, kalbės. Kažkiek aš pakalbėsiu. Bet jo, čia realiai bus tokios kaip ir tiesiog mišos, žinai. Galėsit žiūrėt, galėsit nežiūrėt. Paskui visai patampa gražu, kai įsijungiu shaderius. Ir tikiuosi, kad paspausite tą subscribe mygtuką, nes jis labai yra geras. Ir taip pat tą like mygtuką po šito video. Ir manau, galime mes jau judėti. Sveiki gyvi. Į sveiki gyvi atsakote sveikas. Sveiki gyvi. Sveikas. Susirinkome čia pasimelsti šiandieną ir melsimės į šventąjį Bazilijų, kad padėtų išlipti iš bėdų. O kokios bėdos mus šiandien kankina? Mus kankina nedarbas, mus kankina spaudimas iš kitų valstybių, ekonomikos nebuvimas, žmonių trūkumas, ir taip toliau. Dabar visi atsistokime ir paskui mane tarkime: Šventas Bazilijau, gelbėk mane iš bėdų. Šventas Bazilijau, gelbėk mane iš bėdų. Taigi meldžiamės šventajam Bazilijui, kad didysis avinėlis išklausytų mus ir prireikus pagelbėtų. Dabar kiekvienas prieikite prie manęs, aš jūs pašventinsiu, kad nesinešiotumėt paskui save jaudulių. Būk pašventintas šventojo Bazilijaus vardu. Nusiimk kepurę. Būk pašventintas šventojo Bazilijaus vardu. Taigi, galite dabar prisėsti. Apie ką aš šiandien kalbėsiu, apie tas problemas, kurias aš išvardinau. Pagrindė, tai mes susidarime su žmonių trūkumu ir su problemomis iš Šumbergo. Tai ką Šumbergas maždaug ne taip daro ir ką mes turėtume daryti, kad jis elgtųsi kitaip. Tai mes turėtume prašyti Dievo pagalbos ir melstis, kad melstis būtent už Šumbergą, kad jie nors ir yra priešai, bet priešus ir už draugus ir taip toliau reikia melstis, tam, kad jie teisingai elgtųsi, o ne taip, kaip jiems atrodo, ir elgtųsi nesavanaudiškai. Taigi, kad to norėjau pasakyti, kokios problemos pagrindė. Tai nuo pat pradžių savanaudiškai iš Šventų Angelų miesto, dabar jau šiandien Terasanktos, buvo išplėšta daug žemių ir Terasanktas su tuo susitaikė ir aišku, mes
negerai yra susitaikyti, reikia kovoti iki galo. Ir galbūt kažkada mes atgausime tas žemės, galbūt toks teisingas valdovas kažkada sugrąžins tas žemės, arba mes patys išdrįsime jas pasiimti ir jos tada ir faktiškai, ir juridiškai mums priklausys. Tai va. O šiandien kalbėsiu apie skirtas bėdas, jas minėjau, ir ką daryti, kad jas išspręsti. Tai pagrindinė reikia ne tik planuotis, reikia ir veikti. Čia ir dabar. Susiplanuojat kokį dalyką daryti. Ir darot. Bet žinoma, lengviau visada yra įgyvendinti didelius arba mažus planus kartu su komanda. Todėl skatinu komandinį darbą ir būtinai prašykite kitų pagalbos, kad jums padėtų. Taip pat ir patys įsiliekite į komandinį darbą, ne tik vadovaukite, bet ir atlikite paprastą darbą, paprastą rolę, kad neišpuiktumėt. Tai va. Gerai, tada kita mintis yra tokia, kad šiuo metu Šumbergas yra tokiai, galima sakyti, užmigimo būsenai, miega Šumbergas ir mums jį reikia budinti, nes miestai negali miegoti, miestai arba valstybės turi veikti. Prašau. Miestai turi funkcionuoti ir veikti ir negali jie taip užmigti, kaip dabar yra užmigęs Šumbergas su dabartiniu valdovu, tiksliau ne valdovu, o prezidentu Kirkiu. Ir va čia yra geras pavyzdys, kaip neturėtų būti iš tikrųjų. Ir ką mes matome, kad dabar dauguma iš Šumbergo pabyra į kitas valstybės. Tai galima sakyti, Kirkis praranda kontrolę ir per jo tą rudeninį miegą, bet tokį visi jau skirstosi iš to Šumbergo. Tai va, ne, tai nėra gerai, nes turime būti susivienyje, turime būti kartu, bet, yra ir kaip yra, bet tikėjomės, kad kažkaip ištaisysim šitą situaciją ir viskas bus gerai. Taigi stokitės ir sakykite, mes niekada daugiau nekartosime tų klaidų, kurios užtrauktų mums juodulius. Dabar galite jau prisėsti ir keletą minučių apmąstykime tai, ką aš pasakiau. Galbūt į galvą ateis dar kokia mintis, tai vat galėsime pasidalinti ją. Ir tada eis toliau didesnė pamaldų dalis. Gerai, trumpam tada apmąstome keletą minučių. Jau kai būsite pasiruošę, apmąstę galite pasakyti, kad jau. Jau, manyčiau,
sakyčiau, kad apmaščiau savo visus juodulius, apmaščiau, ką padariau blogo, ką padariau gero. O apmąstėt apie tai, kaip gelbėti pasaulį nuo miego? Būtų galima sukelt kokį renginį, kuris sušauktų viso pasaulio žmonės į vieną vietą. Gerai. O Halokinsas norėtų pasakyti. Gerai, tuomet ar tu rašai? Tuomet galime tęsti mišias. Galime pradėti skleisti žinutes į kirkio žemės. Variantas. Gerai. Dabar paskutinė pamaldų dalis. Stokitės. Dabar nusilenkite. Tegul jūs globoja šventasis Mozilijus, o aš jums sakau iki pasimatymo.